Labas rytas, mieloji siela ir sveika sugrįžusi į savo ramybės uostą. Nauja diena – tai nėra pareiga, tai greičiau nauja pradžia. Ne kova, o kvietimas. Atviras įvairiausiams galimybėms. Ir dabar, kai leidi savo šias kelias minutės grįžti į ramybę, į save, šis rytas tampa gražiausia dovana. Įsitaisyk patogiai. Tegul tavo nugara būna tiesi, bet neįtempta, kaip medis, kuris stovi tvirtai, bet leidžia vėjui kedenti šakas. Rankos ir kojos ilsisi, įsitaisiusios patogiai. Ir kai kūnas pasiruošęs, leisk akims užsiverti. Ir šį kartą atsimerkti tik į vidų. Lėtai įkvėpk pro nosį. Pajus, kaip deguonis įneša į tave gyvenimą, šviesą, lengvumą. Ir dabar lėčiau iškvėpk pro burną, tarsi paleistum viską, kas neduoda ramybės, kas tarsi stabdo tave nuo tos absoliučios vidinės tylos, ramybės. Jei iškyla kokia mintis, paklausk savęs, ar ji man reikalinga dabar? Ar ši mintis man padeda, ar stabdo? Dar kartą įkvėpk ramiai, iš lėto. Įsileisk šviesą, kuri yra už lango, ir tą, kuri jau gyvena tavo viduje. Iškvėpk viską, kas susikaupė. Matyk ir jaus, kaip visa tai palieka tavo kūną per praviras lūpas. Su kiekvienu įkvėpimu jausk, kaip kūnas lengvėja. Kartais sunku apibūdinti, koks jausmas užlieja, kai įkvėpi šviežią, gaivų ryto orą. O su kiekvienu iškvėpimu kūnas dar labiau nurimsta, atsikratydamas gilios naštos. Atkreipk dėmesį į savo kūną. Ką jame jauti? Galbūt sprandė jauti įtampą. Pastebėk ją ir pasiūlyk švelnumą. Mintimis nusiųsk jai žinutę. Gali atsileisti, aš tave matau. Kakta – vieta, kur dažnai kaupiasi mintys, kurių dar net nespėjame sukurti. Paleisk jas. Ši akimirka tavęs neprašo visko žinoti iš anksto. Pečiai, gal jie pakelti aukščiau nei įprastai. Leisk jiems nusileisti, kaip akmeniui, kuris pagaliau rado žemę. Pajausk savo krūtinę. Kvėpavimas ją kelia ir leidžia kaip bangas. Tu gyveni ir tai jau yra dovana. pilna
kūnas, ten dažnai kaupiasi nerimas, net nepastebėtas. Įkvėpk švelnumą. Iškvėpk spaudimą. Leisk sau nevaldyti visko, paleisk kontrolę ir leisk pasauliui tekėti per tave. Kojos, jos neša tave per gyvenimą, o dabar jos ilsisi. Joms tai vertingas metas, joms to reikia. Kuomet nurimsta kūnas, nurimsta ir mintys. O kai mintys nurimsta, pasigirsta tai, kas buvo visada su tavimi. Tavo tylus, vidinis balsas. Jis švelnus. Jis kalba su meile, rūpesčiu. Jeigu norisi, gali pakartoti sau. Šiandien aš leidžiu būti sau ten, kur esu ir kur noriu būti. Man nereikia niekur skubėti, aš jau čia. Aš galiu jaustis ramus, nes viskas ir taip juda man tinkama linkme. Aš esu ne tik kūnas ir besiblaškančios mintys. Aš esu daugiau, giliau, plačiau. Aš galiu būti šviesa sau. Aš galiu gyventi gyvenimą, kuriame esu pagrindinis herojus. Ir aš renkuosi būti juo nuo šiandien. Aš leidžiu sau sustoti ir atsikvėpti, būti čia, kur esu. Ramybė manyje yra mano natūrali būsena. Kuo labiau atsipalaiduoju, tuo aiškesnis tampa mano kelias. Aš nesu praeitis ar ateitis, aš esu gyvas šią akimirką. Aš pasitikiu gyvenimo tėkme ir leidžiu jam mane nešti. Aš nusipelniau gyventi lengvai ir su meile širdyje. Mano vidinė tyla yra stipresnė už bet kokį išorinį triukšmą. Aš jau turiu viską, ko man reikia šiai akimirkai. Ši akimirka yra mano atsakymas. O dabar neskubėk. Leisk šiam jausmui dar kelias akimirkas pabūti su tavimi. Tavo kūnas prisimins, o
tavo protas atpažins. Ir kuomet būsi pasiruošęs, lėtai sugrįžk. Pajusk rankas, pajusk pėdas. Pasukinėk galvą į šonus, lėtai ir giliai įkvėpk ir tyliai padėkok sau. Ši akimirka jau pakeitė tavąją dieną. Ramybė yra tavo pasirinkimas ir visada, kai tik panorėsi, galėsi čia sugrįžti. Tavoji ramybė visada tavęs laukia. Tavo vidus yra tavo uostas, kur jūra visada nurimsta. Tavo ramybės uosto švyturio sergėtoja.